Esu girdėjusi, kad pirtininkai sako, jau jūs Kaune, tai turi tų pirčių labai daug ir labai gerų. Ir iš tikrųjų mes ir Kaune, ir Kauno rajone turim tikrai daug pirčių ir tikrai gerų. Ir šiandien mes dar vienoj labai geroj naujoj pirty, kur yra Rokeliuose, Kauno rajone. Šita pirtis pavadinta Šalaviju. Jinai labai didelė, labai jauki, labai miela, labai šilta. Ir aš ją jums tuoj parodysiu. Kas labai svarbu ir ko nėra kiekvienoje pirtyje, tai yra pakankamai didelis ir erdvus priepirtis, kuriame patogiai jausis kokie 8, gal netgi iki 10 žmonių. Renkasi pirtininkai, bus gerai. Manta, Rasa, Jūratė, Saulius, Vytas, Jonas, Ksaveras. 7 net. Ką pirtininkai daro pirmiausiai atėję į pirtį? Taigi pirmiausiai apžiūri vienas kito vantas, žinot, kaip į balių ateina moteris, taip žiūri vienas kito sukneles, tai pirtininkai, kai ateina į pirtį, tai apžiūri vienas kito vantas, kieno gražesnė, kieno šviežesnė, kieno kvepia, kieno nelabai, kieno ten kur šakutė išlindus, tai žinot, su viešniom pasisveikinom, galima eiti pasižiūrėti garinės. Iš didelio priepirčio pro persirengimo kambarėlį, tokį koridoriuką, kur galima sukabinti savo rūbus, pasikabinti rankšluosčius ir eiti į gražiom durim papuoštą galinę. Erdvę didelę. Iš karto norisi taip nutilti, įkvėpti, pajausti ir iš karto supranti, kad čia bus labai gerai. Garinė, kurioje gali vienu metu gulėti ir tuo pačiu metu prie jų dirbti 3, netgi 3 pirtininkai. Gultai tikrai labai platus, netgi ilgakojams. Galima pilnai sėdėti ir kojos nekybo. Nepaisant to, kad gali kažkur būti gal ne ilgi gultai, bet būna labai maža šita vieta, to jau pečius ir būna nelabai saugu. O šitoj garinėje tikrai yra labai saugu nulipti nuo gulto, pasikeisti su žmonėmis, kurie kartu ilsisi ir išeiti iš garinės. O eiti tiesiai į dar vieną tikrai gerai apgalvotą vietą. Iš karto iš garinės išeini. Po kairę yra įrengta kaskada. Žiemą vasarą bėga šaltas vandenukas. Visur padaryta tokia jauki tokia atoki siena, kad nuo laukų nepūstų vėjas. O jeigu norite, prašom. Štai jums kubilas su šaltu šaltinio vandenėliu. Tikrai šaltu. O kaip ten toj pirty sėdisi ir kiek ten tų žmonių komfortiškai telpa, visai tuoj pat sužinosime. Ir pamatysime.
prieš įleisdami jūs į švarę erdvę, į šiltą, jaukią, naują Šalavėjaus pirtelę, mes su Jūrate pabandėm jums truputėlį pravalyti mintis, nuimti nuo pečių rūpesčius, tą padarėm su vantelėm, iš tikiuosi mums tai pavyko. Ir dabar dar, kad nuimti tą skubėjimą, tą kasdieninį skubėjimą rūpesčių, mes jums nuplausime koją. Tuoj išsiris drugelis. Gerai. Kaip Jonas pašilęs? Apšilęs, bet viskas priešaky. Oi, sušilau visas. Pėdutės labai šiltas. Kaita, gerai. Žiūrė, pirtininkė Jūratė. Ir padėjo Rasa. Esu labai patenkintas jų darbu, tikrai pakartočiau. Žinai, kaip toks vienas didelis orgazmas, nedaugiau. Štai tokia ta Šalavėjų pirtis. Pabandyk ir tu.